Sveiki gyvi. O šiandien klausysim Lilo Renominės Labubu, nes įsivaizduoju, kodėl ten karočią nesigilinau. Audži veržinas su Lilo Renominė ten susipyko ir vienas išleido dainą apie vieną ir kitas išleido apie kitą. Tai šiandien klausom pradžiai Lilo, o po to paklausysiu ir Audži veržino, bet tai tingi klausytas 8 minutės ir tai Lilos Renominė 4 minutės 2 minut, nebesaikit. Čia tiek daug laiko tingiu aš čia tiek duot, bet kažkaip gal išklausysiu tą UG karočią, kas ten dėlios. Tai nieko neįsivaizduoju, kas čia kur čia dėl ko, bet tiesiog paklausom ar palygint, kuris geresnis karočią. Tai prieš video paspauskit laiką, pasiekit mane Instagrame ir varom tiesiai gabalą, tikiuosi baisiai čia pavarys karočią. Kelias vietas girdėjau, bet pilno gabalo negirdėjau, tai įdomu bus, važiuojam. 2, 1, varom. Lilas Renome pristato Labubu. Nuaidėjus mama apdovanojimams, Audži Veržian viešai pratrūko, riebiai kirto pirmai grupiai. Okay. So. Išgirdęs, kas laimėjo vieną iš mama statulėlę, Audži Veržian pratrūko, rėžė riebiai. Karočią, supyko Audži Veržinas, taip suprantu, karočią, dėl kažko. Okay. Nežinai, kas per hip-hopas, tu nesupranti tipo. Mes dėdės, iš kurių nuomojas mašinas klipą. Okay. Priežastis pirma ir paskutinė balvonė, dėl ko vardas tavo skambės stadione, tavo kaltė. Vaikai, traukiant į smailą, mano kaltė, kad per ilgai buvo gaila tavęs norėjai. Pirštinę mes išrūšiuosim, mesk, mum tai akciją darom. Proga išsimeš šiukšlės, turėčiau dar minutės 3. Būtų antras disas, jeigu nieks nesustabdys, išvešiu tai į Euroviziją Paryžiui. Škabinsim afišas, išleisim disų albumų. Balkanai linguos ir klaus Sozo Labubu. Sozo Labubu. Kas per Labubu? Aplink trinas analfabetas, nešioja klėdės, susibrieda brainrotas su kedais. Muistos nejauki, kai tave laiko vietiniu, nelaikau nei repų, nei trepų, laikau apgailėtinu. Pulinys, kenkėjas, piktybinis navikas, išvardinti viskam reikėtų popieriaus iš Dunder Mifflin. Taip netėjo pasakyt, būsi pabandęs, tik atmink 2 gitaros dar nekantri. Kas nutiko? Labubu. Kas nutiko? Labubu. Kas nutiko? Ko tu neramu, taip negi tik tai iš kvailumo. Tavo įvaizdis, pasakos, fantazijos, montažas, eismą reguliuoja, reikia miražus, pasakyk, kad virai, kaip arenai sekės. Kokiam serialui uždėtum šitą soundtracką. Labai norėjai, mama, bet nuopelnas tavo vienintelis įkvėpimas šitam gabalui. Nestebina, kad nežinai, kaip veikia hip-hopas. Tu pirmas raperis, Eva. Daręs karjerą per lovą. Kas nutiko Labubu? Ko tau neramu taip? Kas nutiko Labubu? Sorry. Užhipnotizavo mane. Jeigu be skandalų, jei be fonogramos. Okay, hard visai, man tai šitas patinka, nežinau, karočią. Sakyk, ar įmanoma? Jeigu be skandalų, jei be fonogramos. Jei bent sakinuką vieną rišlų. Fonogramos. Jau Audži Veržian labai fonogramą mėgsta užsileisti, karočią, fone. Opo, pasiučina flow. 2 in 1, karočią. Kalbėk jaustukais ir nesibarink, senė. Sudėtingi tie daugias kemeniai. Įmesiu tekstą, išsiversiu ChatGPT. Reikės atsakymų, galiu ir tą tau parašyt. Senus tiek vaikų, kad sunkiai matosi originali versija. Arba giriotas animatorius, arogancija. Be pagrindo neveikia, nes muzika visom prasmėm minučių reikalas. Tu ne nauja mokykla, tu pradinė, bet čia tau proga ne eilinė. Gaut pirmą
svajoja būti dideliu, bet kol kas prie X ilgesnės eilės nei prie bilietų. Okay. Svajot, bet to ir gėris bejėgis. Įkėlė istorijai, padarai viską, ką galėjai. Darai reklamos, tikiuosi patinka, keliausi toli, tik kaip YouTube linkas. Nesupras klaidingai, tu tiek pat neįdomus. Tik dabar turėsi sloganą. Darai reklamos, tikiuosi patinka, keliausi toli, tik kaip YouTube linkas. Nesupras klaidingai, tu tiek pat neįdomus. Tik dabar turėsi sloganą. Окей, короче. Блядь. Guys, блядь. Что это такое? Окей. Tai, okei, užskaitau. Nežinau, užskaitau. Nekantrauju paklausyti OG versioną. Tai bus daugiau nuomonės po OG versioną, kuris geresnis, bet patiko, kad du viename yra. Ir, ką žinau, nuomonė gerai varo visą laiką su Lilu. Lilas ir nuomonė gerai, man patinka jie, patinka. Pažiūrėsim, ką OG atsakys, tai laukiu po 2 dienų įkelsiu, ką OG atsakys. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim po 2 dienų. Visą.